Sveiki, mėly draugai. Mes jau, nežinau kokią, antras, trečią savaitę vis ruošiamės Velykom. Tai vat, už nugaros jau yra kai kurie tokie papuošimai, kuriuos aš dėsiu paskui ant stalo velykinio. Tai jeigu jums įdomi ši tema, tai likite, darysime šiandien dar vieną tokį elementą, kurį vėlgi dėsime ant velykinio stalo. Tai man labai patiko ši spalva, tokia burgundiška jo, tai aš vis renku kiaušinių lukštus ir jau iš karto nudažiau štai va taip. Tai vat matot, kad čia yra ne tiesiog spalva, o čia netgi yra tekstūra. Tai kaip aš padariau tą tekstūrą? Aš paėmiau paprastus dažus, čia buvo sienos dažai, įdėjau ten šiek tiek sodos ir paskui tokiais tapšnuojančiais judesiais, galima teptuko pagalba, arba aš paėmiau tiesiog kempinės pagalba, o taip patapšnuojau ir gavosi labai gražiai tokia tekstūra. Tai vat aš nežinau, tegul fokusuoja mano kamera. Tikrai labai gražiai ir galima padaryti bet kokią spalvą. Šitaip. Tai vat yra kiaušiniai, kurie tiesiog iš dviejų pusių skelutės, aš išpučiau tiesiog kiaušinį ir galima tarkim, kabinti ant juostelės ir kabinti paskui ant mūsų šakelio. Ir iš tikrųjų, man šiais metais norėjusi kažkodėl tokios spalvos, tai aš viską darysiu vienoj tematikoje. Vieną spalvą dažysiu kiaušinius. Valgomus kiaušinius greičiausiai dažysiu žaliai, bet dar pagalvosiu, nes man labai patiko, kaip atrodo štai va toks derinukas. Taip, kavos aparatas čia biškai patukšmaus. Aš tiesiog pirkau naminius kiaušinius ir ten buvo toks žalias kiaušinis. Tai galima, aišku, ir tokį tiesiog padėti nedažytą, bet man patiko labai tas derinukas šitos spalvos ir tokios žalsvos. Tai greičiausiai kiaušinius, kuriuos valgysim, dažysiu tokią panašią spalvą. O tie, kurie bus kaip dekoracija, bus dažyti su paprastais dažais ir įvairiausių formų. Yra tokie, kur be viršūnėlės, yra grinai, kur tik tai skylutės ir kur aš kabinsiu ant juostelės. Ir tą pačią spalvą aš nudažiau dar paukščiuką. Aš turėjau tokį iš Rimi parduotuvės, tarp kitko dabar yra visokių nuolaidų. Tai vat, už 1 eurą nusipirkau paukščiuką. Jis nelabai tokios gražios spalvos buvo, kas buvo praeitą savaitę eterį, tai matė, koks paukščiukas buvo. Ir paskui aš tiesiog paėmiau ir nudažiau vėlgi tą pačią spalvą, man iš karto tiko prie visos kompozicijos. Ir dabar ką mes darysime toliau? Aš noriu visų pirma išsaugoti vieną savo žvakę. Aš turiu labai fainą žvakę iš Rituals, kvepia tiesiog fantastiškai, bet atsitiko nelaimė. Aš nežinau, kodėl taip gavosi, bet tiesiog, matot, visai čia sudego ir kaip aš visi stengčiau vėl uždegti, tai jau viskas, jau čia murzina gavosi ir negražu. Ir aš nusipirkau tiesiog iš AliExpresso, man atrodo, kažkada tai senai užsisakiau dagčius. Ir dabar galima, aišku, arba tą žvakę išsaugoti, bet aš sugalvojau įdomiau ir geriau. Aš tiesiog į lukštus įpilsiu tą vašką. Čia yra, man atrodo, kažkoks natūralus vaškas, ar sojos, ar nežinau, kažkoks. Ir darysime tokias žvakės. Tai dabar aš paruošiau iš karto čia vonelę. Aš turiu štai čia kaitlintę. Taip, čia nelabai gražus fonas. Mano virtuvė jau prasideda. Taip, tai va čia kaitlintę. Čia įdėjau vandens, įpyliau vandens ant dugno, jo nedaug. Ir uždėjau ant viršaus kitą puodą ir čia bus vonelė. Tai ant tos vonelės dabar dėsiu šitą vašką. Jau, tiesiog paimsiu su peiliu kaip nors iškrapštysiu. Aišku, aš manau, kad tikrai galima būtų dėti iš karto tą visą stiklinę čia ir viskas būtų gerai, bet aš pergyvenu, jeigu suskils, bus labai nemalonu. Tai aš nusprendžiau, kad taip nedarysiu. Noriu išsaugoti vis tiek tą formą. Ir dabar tiesiog su peiliu, tas vaškas yra labai minkštas čia. Tai greičiausia čia yra sojų vaškas arba kažkoks toksai panašus. Aš nesu toje srityje kažkoks profesionalas, aš tiesiog
pasiskaičiau šiek tiek apie žvakės, pažiūrėjau. Tarp kitko, mano profilyje yra labai daug išsaugotų darbelių, kitų meistrų. Ir kaip žvakės daro, ir kažkokias dekoracijas, tai irgi pasižiūrėkit. Tai jeigu jūs esate toks meistras, jūs irgi galit man tiesiog parašyti žinutę, aš įeisiu į jūsų profilį ir būtinai pasidalinsiu jūsų darbais. Man negaila, tikrai negaila. Tai sakau, mano mintis yra tokia, kad visai būtų faina čia sukurti tokią bendrystę, kur mes galim dalintis savo žiniomis, savo darbais ir tiesiog kartais reikia arba kažkokių dekoracijų kažkam, gal kažkas šventės, kažkokią švenčią arba, nežinau, tiesiog norisi kažką namie tokio gražaus padaryti ir labai faina, kad turim tokių meistrų, kurie dalinasi aktyviai ir TikTok'e, ir Instagram'e, ir visur. Tai ir sakau, kad jau mano tas profilis yra atidarytas tokiems žmonėms ir idėjoms, tai prašau, gali dalintis. Gerai, tai aš dabar paėmiau tą vašką, dėsiu dabar ant vonelės ir per tą laiką aš tiesiog paimsiu, žinot, ką aš turiu, jau irgi anksčiau dariau, čia sodinau narcisus ir jau tie narcisai atžydėjo, jau nieko čia gero nėra. Vėlgi, jeigu kas nors turi savo daržą arba žino, kaip su tais narcisais elgtis, galit man parašyti, nes man labai gaila svogūnėlius, greičiausiai jas galima sodinti lauke. Tai aš ištrauksiu svogūnėlius, dabar nežinau, ar galima jas nukirpti, ar reikia taip ir palikti, tai jeigu jūs turit kažkokį patarimą, man galit parašyti, bet aš kol kas ištraukiu ir palieku samanas, kadangi aš čia noriu taip pritvirtinti kiaušinius ir paskui pilsiu ten vašką. Taip, kol vaškas mano šyla, aš galiu padaryti tą darbą. Toj paimsiu ką nors tokio, kur aš galiu padėti žemę, kad būtų švaru. Aš išėjau, bet jūs mane galit girdėti, nes aš su mikrofonu esu. Taip, paėmiau tiesiog, kad šiek tiek padengti stalą. Taip, tai galiu ir to pačiu pasiskaityti jūsų komentarus, galite rašyti man, jeigu norit, kad kokį bendrą eterį padaryti, nes žinau, kad mane žiūri labai daug visokių kūrybingų žmonių. Ir vaikų iš tikrųjų nemažai mano profilyje. Tai žinau, kad vaikai šiaip linkę mokytis ir nebijo nieko bandyti naujo. Tai jeigu jūs esat vaikas, paauglys ir turit visokiausių hobių, irgi galite rašyti. Taip, tai dabar tiesiog, ištraukiu. Jau atžydėjo, jau nelabai čia gražiai atrodo. Aš nerodau visą purvą jum, tiesiog patikėkit, kad ištraukiu. Taip, jeigu turit kažkokių klausimų arba patarimų, ką su tais daryti dabar narcisais, kaip jas teisingai sodinti, nes aš nesu daržininkė, bet man iš tikrųjų visas tas reikalas labai patinka. Aš su mielu noru pasikrapštau žemėje. Taip, tai labas, kas ką tik jungiasi. Mes jau kokią 3 gal savaitę ruošiamės Velykoms ir aš darau visokias kompozicijas, kurias galima paskui dėti ant stalo. Šiais metais tokia tematika yra, galim pasakyti, burgundiška spalva ir aplink tos spalvos pas mane viskas ir sukasi. Turiu jau nudažytą rėmą. Paskui šakeles, ten padariau iš vaško gėlytės, paskui šitą kompoziciją. Tarp kitko klausia viena mergina dėl tų samanų, jokie vabaliukai neišlenda paskui. Tai jeigu jūs bijot kažkokių vabaliukų ir taip toliau, tai tiesiog
Tiesiog paimkit kažkokį purškalą, žinot, būna nuo erkių, nuo visokių ten tokių gyvūnėlių, tiesiog papurškit ir palikit ir gerai padžiovinkit tas samanas, jau tada nieko baisaus nebus. Bet aš iš tikrųjų įdėjau tokias samanas grinai iš lauko, nu, nežinau, normaliai man čia stovi, nieks neišbėgo. Taip, tai kažkas jau čia... Taip, tuoj pažiūrėsim, čia tirpsta mano vaškas ar ne, dar ne. Taip, tai vat aš dabar paėmiau, čia buvo visas komplektas. Tai vat tarkim, čia yra žvakydė, va tokios pats spalvos, čia yra kažkoks, nu kaip vazelė tokia galima įdėti, čia vaisius ar dar kažką, aš čia įdėjau žemę ir čia mano narcizai augo. Tai aš dabar narcizus patraukiau lauk ir dabar noriu, taip, biškai apvalysiu, ir dabar noriu paimti kiaušinio lukštus, kur aš dažiau su dažais ir dėjau ten šiek tiek sodos. Ir dabar ten pilsime vašką. Vašką galbūt galima tiesiog nusipirkti kokioj parduotuvėje online, man atrodo ir Depo parduotuvėje buvo vaško, bet aš tiesiog šį kartą noriu išsaugoti savo tokią rituals žvakę ir paėmiau, nu žiūrėsiu kaip čia kais, pirmą kartą darau, žinokit. Tai dabar kol kas ant panelės čia stoviu. Taip. Pamaišau, nu kol kas jokių veiksmų, jau vanduo pradėjo virti. Aš jaučiu, kad jeigu, gal nežinau, gal čia yra kokių žinovų, kas daro žvakes, aš tai jaučiu, kad negalima, kad labai jau garuotų tas vanduo. Aš tiesiog dabar išjungsiu ir tegul tas karštas vanduo stovi ir kaitina man tą vašką. Labai taip atsargiai, nes aš žinau, kaip su šokoladu dirbti. Tai aš visą laiką geriau ant mažesnės ugnies viską padarau, kad nesudegtų, negu sugadinti tą visą vašką. Taip, nu pažiūrėsiu dar komentaros, gal kas nors, ką nors klausite. Taip, tai va, ačiū labai, kas už patarimą, kad galima sodinti lauke ir va, lauke, bet palikau lapus, šiemet jau dygsta, nu tai super, tai va, aš jaučiu, kad aš irgi ištraukiau, tiesiog pasodinsiu, ten gal kitais metais kažkas bus, tikėkimės, nes iš tikrųjų tai svogūnėliai yra kieti, manau, kad tikrai galima pasodinti. O paskui ką žiemą daryti, ištraukti, ar tegul taip ir sėdi lauke? Labas, labas. Jau čia jungiasi žmonės iš mano klubo. Pas mane yra uždarytas klubas. Aš iš tikrųjų, kadangi tik tokia esu palyginus naujas žmogus, aš dar nelabai gaudosi, nelabai žinau, ką su tuo daryti, su tuo klubu, bet manau, kad jeigu tapsite mano klubo dalimi, tai paskui ten lipdukus kažkokios galima jum padovanoti, dar kažką, gal ten kažkokią informaciją paskui galėsiu talpinti tik nariams. Per žiemą lauke buvo viskas gerai, nereikia išrauti. Super, tai paliksiu ir aš. Tai dabar, ką aš turiu, laukiu, o čia tirpsta jau mano vaškas ir dabar aš pritvirtinsiu. Tai va, turiu, iš tikrųjų labai aišku, jie tokie ilgi, kažkaip reikia pritvirtinti. Aš turiu dar karštų klijų, tai dabar priklijuosiu tiesiog. Priklijuosiu prie dugno, kad nepabėgtų. Mačiau, kad yra visokių lipdukų, su lipdukais klijuoja. Bet kadangi aš jau noriu naudoti tą, ką aš turiu, nieko nenoriu papildomai pirkti, tai va, kiaušinis, čia dabar su karštais klijais priklijuosiu, prilaikysiu,
Nu, aš pažiūrėsiu jau, kaip čia pritvirtinsiu, gal su kokia lipnė juosta ar su kažkokiu pagaliuku. Tai dabar, kad man viskas čia gražiai laikytųsi, aš tiesiog kol kas visai gražiai čia laikosi tarp tų samanų, tai paliksiu taip, nieko neklijuosiu, aš iš pradžių galvojau, kad klijuosiu. Arba galima tiesiog tarpusavį suklijuoti ir padaryti kažkokią kompoziciją. Arba taip tiesiai, arba, tarkim, 3 suklijuoti, arba padaryti ratą, kaip jau jūs norite. Aš tai visai norėčiau visą kompoziciją dėti ant stalo, tai aš sudėsiu kelis. Šitaip, jūs gal nelabai matot, ką aš čia darau, bet aš paskui parodysiu kitų kampų. Tai aš turiu, žinokit, kiek čia? 5 ir sudėsiu. Paskui gal kokį paukščiuką dar pasodinsiu, pažiūrėsim. Tai sudėjau kiaušinius, jie čia gal stabiliai laikosi. Ir bus mano tokia kompozicija. Aišku, būtų gerai dar čia samanų biškutį pridėti, kadangi žemė čia matosi. Bet aš nežinau, gal paskui vėl eisiu, nusipirksiu dar narcisų ir pasodinsiu. Tarp šitų mano dabar tikslas yra padaryti žvakės, kaip kvepia skaniai. Šiek tiek spalva dabar gal nelabai graži, kadangi jau pastovėjo mano žvakė ir šiek tiek pririnko čia ir dulkių. Ir tas vaškas toksai minkštesnis yra. Taip, atrodo, kad jau dar reikia pašildyti. Taip, savaitgalį kačiukus pasiskynėm, super. Tai jo, galima čia kačiukų dar pridėti visokių. Aš turėjau tokį atvejį, tiesiog su vyru važiavom mašiną plautis ir žiūriu, grinai nuo medžio visą didelę šaką nukrito. Tai aš sakau, palauk, aš einu pasižiūrėti, žiūriu kačiukai, tai irgi prisiskyniau savo, paskui jau laukia padariau kompoziciją. Tarp kitko, mane dar laukia dar vienas didelis projektas. Aš buvau palikusi eglę. Nežinau, ar jūs matėte ar ne, bet jūs galite įeiti į mano profilį ir pažiūrėti ten kažkur yra. Mes šiais metais turėjom labai didelę eglę ir paskui jinai, kai išdžiūvo, aš tiesiog paėmiau ir tokiais, kaip nežinau, laipsniais, tokiais nukirpau šakas. Ir noriu laukia padaryti tokią kompoziciją, ten irgi tokie kaip lizdeliai gaunasi ir ten pasodinti irgi visokių gėlyčių ir galima kačiukų ir visko ten pridėti. Tai laukia tas projektas, tai neišmečiau savo eglę ir bandysiu pakurti kažką gražaus. Tai gerai, tai dar greitai čia pažiūrėsiu, ar nieko nepraleidau. Jeigu turit kažkokių klausimų, tai rašykite. Taip. Arba jeigu norit tiesiog prisijungti. Šiandien tai labai toksai neilgas eterys bus, nes turiu tik tai valandą, tai gal jeigu norit kažką savo parodyti, jeigu esate kūrėja, tai galit man rašyti asmeninę žinutę ir galim paplanuoti kokį bendrą eterį kitą savaitę. Taip. Tai gerai, viskas jau ištirpo mano vaškas ir paruoštas yra klijai paruošti. Tai dabar paimsiu, arba žinau, kaip aš gal darysiu, va taip. Aš tiesiog paimsiu čia iš karto šiek tiek klijų ir stengiamės per centrą. Bet kaip jau čia išeina. Paskui aš patrumpinsiu, iš tikrųjų aš manau, kad čia bus galima dar kažkur panaudoti. Taip, žirklės būtų visai faina man čia. Taip, einu paimti žirklės. Taip. Tai gal žinoma ką, iš karto visus priklijuosim. Aš kažkada tai pirkau, man atrodo, ar AliExpress'e, šituos tikrai tikiu, kad galima tiesiog pas mumis Lietuvoj nusipirkti kokią nors internetinę parduotuvę ir tikrai yra. Kas užsiiminėja
žvakių kūrybą, gal pasidalinkit, kokia yra parduotuvė, faina kurti, nebrangiai galima pirkti, gal vašką, gal va, tokius visokius dalykus. Arba tiesiog, jeigu turit kažkokią fainą bazę, pasidalinkit, nes, va, tarkim, aš gyvenu Klaipėdoje ir man labai prie Gargždų patinka tą bazę Macuičiuose tik jums, tai va ten jau visko yra, ten kai įeini, ten grynas rojus. Tai va ten, tarp kitko, pirkau šitą vazelę, kur dabar naudojau šitą. Bet gal prieš kokius 3 metus, tai jau gali pasikeisti asortimentas, bet jie vis tiek visokių dalykų turi labai daug. Tai jeigu jūs turit irgi tokią vietą, pasidalinkit. Aišku, žinau, kad kiti slepia savo kažkokias tokius, plemba negaliu išspausti, lygiai sunkiai dar nesušila. Bet davai čia padarom tokią bendrystę, kur mes dalinamės. Niekas čia jau, kaip sakant, nepavogs, nebėgsiu aš daryti tų žvakių, bet man tiesiog patinka kurti įvairius dalykus. Aš esu toksai žmogus, aš ir konditeriją užsiiminėju, ir va žvakės čia darau, dabar čia nepardavimui, čia savo kažkokias dekoracijas, va greitai bus darželėje sūnaus išleistuvės, tai ten irgi kursiu, nežinau, gal sieną fotosesijai, tai man patinka visokie dalykai. Tai jeigu jūs kažką mokate, dalinkitės, rašykitės ir taip. Gerai. Tai dabar jo, parašiau viską. Čia yra mano vaškas, kuris labai skaniai kvepia, bet turi tokių kažkokių dulkelių. Aišku, gal per setelį kokį galima būtų praleisti, bet gerai, tiks man ir taip. Ir dabar atsargiai bandysiu įpilti. Taip. Man atrodo, kad tokį vašką, kur dabar naudojom sojų vašką, galima palikti trumpam, kad jis šiek tiek sustingtų ir paskui galima jį suplakti su blenderiu ir gaunasi toks kaip kremas. Taip, dabar patrumpinsiu. Kažkaip visai nenoriu tą žirklės kirpti. Tada čia. Žinokit, va taip paliksiu. Gal tokie ilgi bus, paimsiu kažkokį pagaliuką arba, nežinau, tuoj surasiu kažką, kad šiek tiek pritvirtinti. Paėmiau pieštukus ir tiesiog bandysiu čia va taip va atsargiai. Man atrodo, kol dar karštas, tai galima jį šiek tiek judinti. Žinau ką, aš įpilsiu iš pradžių visus, o paskui jau koreguosiu. Bet kvapas tai jau labai fainas. Sakau, man labai buvo gaila šitos žvakės, kad jinai va taip stovi ir viskas. Pažiūrėsim, ar čia gausis, gal aš čia be reikalo. Jeigu kas, lygiai taip pat ištrauksiu iš to lukšto ir vėl pašildysiu ir padarysiu kitą žvakę. Grąžinsiu atgal. Taip. Tuo aš įpilsiu, tą paskaitysiu jūsų komentarus, kad nieko nepraleisti. Ant pačių galo čia labai daug visokių nešvarumų. Pridėsiu visokių pieštukų, pagaliuko, kad man per centrą maždaug laikytųsi. Čia gerai dar, kad pritvirtinau gerai kiaušinį. Kad stabiliai laikosi. Jeigu dar kiaušinį reikėtų irgi taisyti, tai jau būtų nekas. Aš tai sakyčiau, kad jeigu ne tokio kompozicija, o tiesiog kažkur dėtume tą kiaušinį, tai jį reikėtų priklijuoti, kad jis stabiliai laikytųsi. Taip. Aš galiu papasakoti trumpai,
kuo aš šiaip užsiiminėju, jeigu įdomu, galite pereiti. Šiaip visa mano veikla yra Facebook'e, mes ten vadinamės Noriu Deko šeima, galite įeiti pasižiūrėti. Aš turiu video pamokas apie konditeriją ir mes ten kūrėm visokiausių grožybių, valgomų ir tortus, ir desertus, ir Pavlovo desertus, ir saldainius. Tai jeigu įdomu, galite pereiti pažiūrėti. Jeigu nedomino konditerija, tai aš būtent dėl to atidariau savo TikToko profilį ir čia dalinuosi visokiais dalykais. Man patinka labai kurti, man labai patinka dekoras, mūsų šeima labai mėgsta švęsti teminius vakarėlius, tai galite irgi prasukti, mes ir Halloweeną labai taip masyviai švenčiam, nes mano dukra, kuriai dabar greitai bus 16 metų, nežinau, gal nuo kokių 6 metų, jinai kažkaip pamatė ar kažkokį filmuką, ar nežinau, filmą, ir pasakė, kad noriu, kad mano Halloweenas irgi atrodytų taip, nežinau, fainiai. Ir mes pradėjom iš pradžių nuo moliūgų, ten ir kartais su draugais susitikdavom moliūgus ten karpyti ir puošti. Paskui tos mūsų šventės vis augo su mano dukra ir pagrinde čia yra jos tokia didžiulė šventė, kur jinai gali pasireikšti. Ir irgi galite šiek tiek pažiūrėti, kokių tematikų mes turim. Iš tikrųjų, man atrodo, kad Facebook'e yra daugiau nuotraukų, nes Facebook'ą aš vedu jau, aš nežinau, kiek metų, labai daug. Būtent Noriu Deko šeima. Arba Tatjana Noriu Deko, jeigu įeisit, irgi ten bus mano asmeninis toksai profilis, tai ten labai daug visokių nuotraukų, galite pasižiūrėti, gal patiks kažkokios idėjos, bet sakau, mes švenčiam ne tik Halloweeną, bet ir naujuosius mes visą laiką kokią nors tematiką parenkam. Tai šiais metais mes šventam Stranger Things tematikoje, kadangi jau visi tie kinderiai ir kiaušiniai tiesiog užpuolė mūsų iš visų kampų, tai mes nusprendėm, kad mūsų eglutę šiais metais puoš Demogorgonas, o ne žvaigždė arba, nežinau, kažkoks papuošimas, tai irgi galite prasukti mūsų profilį, pažiūrėti. Čia TikTok'e aš jau buvau paskelbusi, ten irgi yra video, kur aš rodau, kaip mes ruošiamės. Paskui po naujųjų mes šiais metais sugalvojom su dukra, kad norim švęsti tokią šventę Valentine's Day. Čia prieš Valentino dieną yra moteriškos draugystės diena. Tai aš tik praeitais metais sužinojau apie tokį dalyką, o šiais metais mes nusprendėm, kad norim ne su draugiam švęsti, o tiesiog kartu su dukra padarėm savo tokią irgi dieną, gražiai pasipuošėm ir tiesiog pabuvom kartu. Tai irgi, jeigu įdomu, galite prasukti, pažiūrėti ir nuotraukas, ir irgi visą paruošimą. Tai šis puslapis yra apie dekorą, kaip ruoštis kažkokiai šventei. Šiek tiek gal kažkokių desertų yra, bet labai nedaug. O jeigu norit grinai konditerijos, tai tada keliaukite į Facebooką, ten jau viskas apie konditeriją. Taip pat turiu ir Instagramą, ten irgi lygiai taip pat vadinamės Noriu Deko Family. Pagrinde ten yra beveik tas pats kaip ir čia, tik tai, kad čia aš vedu dar transliacijas, o Instagram'e, kadangi mažai dar sekėjų, tai transliacijų nevedu. Tai jeigu norit mane matyti ir Instagram'e, tai prašau, junkitės ten, auginkim mano sekėjų skaičių ir tuomet galėsiu ir ten kažkokias eterius pravesti, kažką parodyti. Tai va. Tai dabar laukiu, kol sustings mano žvakės. Tai kas ką tik prisijungite, tai aš šiandien tiesiog paėmiau kiaušinio lukštus ir nudažiau tokią spalvą, kokia bus mūsų šių metų tematika, galim pasakyti, irgi, kad būtų paprasčiau orientuotis, tai aš visą laiką išsirenku kažkokią spalvą, arba 2 arba 3 ir vis atkartoju tą spalvą ir tuomet labai gražiai atrodo stalas. Tai šiais metais buvau nudažiusi riemą, čia tokia burgundiška spalva, paskui tą pačią spalvą nudažiau kiaušinius, paukščiuką, irgi kur nors stovės. Iš tikrųjų, būtų labai faina zuikį kokį surasti ir irgi jį nudažyti.
Ir noriu daug visokių tokių kažkokių lizdelių, tokių, nežinau, šakelių. Tai va čia, kai viskas sustings, nežinau, kiek stings, gal per naktį reikėtų palikti, gal greičiau sustings. Tai jau čia paskui dėsiu dar kažkokių šakelių. Dabar nenoriu judinti tos kiaušinius. Taip įkišiu, kažką čia pakursiu. Jeigu nespėsim dabar per eterį, nes šiandien turiu ribotą laiką, tai aš tiesiog paskui pafilmuosiu Reelsą ir įkelsiu arba į Stories įkelsiu, tai jau žiūrėkite. Tai būtinai tapkite mano sekėjų ir tuomet viską pamatysite, kaip mes čia ruošiamės šventei. Mūsų šeimoje taip sutapo, kad praeitais metais per Velykas buvo mano dukros gimtadienis, o šiais metais mano ošvinės gimtadienis. Tai jau čia reikės kažkaip, nežinau, kažkaip reikės derinti tas šventes. Parodyti dar kartą, ką mes darėme praeitą kartą. Tai va tokį lizdą darėm. Šiek tiek gal apdžiuvo samanos ir pradėjo iš jų liktais smėlis kristi, bet nieko baisaus, jeigu jūs, tarkim, pergyvenant, galima išeiti lauką, šiek tiek patapšnuoti, kad iškristų tą žemę. Nu, faina jo. Nežinau, gal taip nelabai kameroje atrodo, bet tikrai labai žaviai atrodo, dėsiu ant savo velykinio stalo ir dar pagalvosiu, ką darysiu kai foną, kokios spalvos bus mano fonas, mano staltiese, gal balta, gal kokia žalia. Dar praeitais metais aš dėjau žolę dirbtinę per centrą, irgi žiauriai gražiai atrodo. Tai vat galit vėlgi įeiti į mano profilį, šiek tiek pasukti, ką dariau praeitais metais, buvo labai graži tematika, ten ir gėlytės mes piešiam ant kiaušinio ir dariau tokį didžiulį kiaušinį iš kartono, bet tikrai labai gražus akcentas. Man, tarkim, patinka, kadangi pas mane čia prie stalo siena yra, tai tą sieną visą laiką papuošti kažkokiu tokiu elementu. Tai vat praeitais metais buvo kiaušinis, šiais metais aš nusprendžiau, kad būtų tas rėmas, nes gražiai iš tikrųjų prie tų šakelių atrodo. Kartais pakabinu viršui užuolaidas ir lemputės, tai vat, kai šventėm Kalėdas buvo ten žalios spalvos užuolaidos, tai vat, jeigu pamatysite, ten viršui, va čia yra tokie kabliukai, tai aš labai greitai pakabinu ant tos sienos užuolaidas, jeigu man reikia, arba kažkokias dekoracijas. Tai ką? Jeigu nėra norinčių pabendrauti, jeigu neturit jokių klausimų man, jau matau, kad po biškį stingsta ir mano žvakės, bet aš jau turiu bėgti. Aš paskui pafilmuosiu kokį Reelsą. Tai pradžią mes padarėme, įpylėme čia vašką, greičiausiai čia sojos vaškas yra. O paskui aš dar pafilmuosiu, kaip sukomponuosiu, gal kažkokias šakeles, gal vėlgi kažkokį, gal nuvažiuosiu, nupirksiu kokį zuikį. Arba gal pagalvosiu, kaip padaryti kokį gražų zuikį. Ir čia bus tokia centrinė kompozicija ant mano velykinio stalo. Ir to pačiu ir tos žvakės galima bus paskui uždegti. Tai ką? Labai ačiū Jums už Jūsų dėmesį, kad kas žiūrite, kas prisijungėte, labai malonu buvo su Jumis praleisti laiką. Ir kitą kartą, gal, nežinau, gal darysiu, Jūs tarp kitko galite rašyti, kokių temų Jūs norite, bet kaip ir sakiau, turiu tą eglę, kur reikia užbaigti, gal darysime tokį didesnį projektą ir paskui aš papuošiu prie durų erdvę. Taip, gerai. Tai ačiū Jums labai už dėmesį ir susimatysime su Jumis kitą kartą. O dabar viso geriausio.